Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How did... Larry! Labas, su jumis Mantvydas Skiotis ir sveikiname su mūsų Sveiki, su jumis sveikinasi Skiotmen A lyga ir čia yra 10-ojo turo apžvalga. Na ir 9-asis turas buvo ne ką prastesnis nei kiti turai, turėjome tikrai įtemptų ir įdomių varžybų, tai galbūt greit prabėkime mūsų spėjimus, tai man pavyko atspėti, kad Kauno Žalgiris laimės, tiesa ne tokiu rezultatu, bet atspėjom, kad Kauno Žalgiris laimės. Ir dar pavyko atspėti tikslų rezultatą tarp Transinvest ir Panevėžio komandų. Na, o kalbant apie kitas rungtynes, galbūt iš eilės apie kiekvienas iš jų. Tai, na ir pirmosios rungtynės Kauno Žalgiris Marijampolės Sūduva, kalbant apie statistiką, statistika labai panaši, kamuolio kontrolė panaši, smūgiai į vartų plotą 9-4 Kauno Žalgirio ir 7-3 Marijampolės Sūduvos. Gan apylygės, sakyčiau, rungtynės, galbūt Kauno Žalgirio momentai aštresni. Ir Dolžnikovas labai aktyvus, labai gerai žiūrėjusi Dolžnikovas, geras jo žaidimas ir draskė ten gynybą. Ir pirmą įvartį muša Kauno Žalgiris, Kučys tarp dviejų gynėjų puikiai išlenda, aišku, nuostabus perdavimas tiksliai į tą zoną, bet čia, sakykime, tokia galbūt gynybinė Marijampolės Sūduvos klaida ir turi pirmą įvartį. O kalbant apie Kauno Žalgirį, tai keičiasi Kauno Žalgirio žaidimas ir jie pradeda žaisti daug greičiau nei prie Gleno. Perėmė kamuolį, gavę gerą perdavimą, iškart aštrina, iškart vertikalus, iškart kyla, iškart agresyviai. Ir tas duoda rezultatų, matome. Marijampolės Sūduva taip pat turėjo savųjų šansų, pagavo Žalgirį ant kontratakus, Burba įsimeta aikštelę ir ten jį tiesiog nukerta aikštelę ir uždirba Burba 11 metrų baudinį. Šiame sezone jau antrąjį, tai puikiai dirba Burba. Realizuoja 11 metrų baudinį Marijampolės Sūduva ir turi dar tikrai ne vieną progą, gali bandyti smūgiuoti, tikrai aštriai žaidžia, bet galbūt per daug agresyviai, šiek tiek atverdami per daug savo zonas ir aikštelėje prisižaidžia pati Marijampolės Sūduva ir paskirtas 11 metrų baudinys, kurį muša Sirgedas. Ir kiek žinau, jau antrąjį 11 metrų baudinį pramuša Gratas Sirgedas. Ir vėlgi paprastas momentas, kamuolys krašte, visa gynėjų linija stovi, lyg ir išsiriekiavus, lyg ir viskas gerai. Tiesiog kamuolys į aikštelę, 3 prieš 3 ir kamuolys vėl tarp dviejų gynėjų, tarp vartininko ir labai tikslus perdavimas, sakykime taip, šoko ir į dvikovą, bet viskas įvyko gan tiksliai. Tai apmaudu, kad Marijampolės Sūduva negalėjo apsiginti nuo šio momento ir išsineša čia taškus Kaunas. Jau trejas rungtynės iš eilės laimi magiškasis Nerijus Mačiulis. Šiauliai Dainava rungtynės prasideda labai pavojingų jau pirmąją minutę Šiaulių smūgių. Toliau Bartalovskis turi savus momentus, Dainava randa tuos smūgius, randa kontratakas ir turi šansų, bet nesugeba įmušti įvarčio. Ir rungtynės baigėsi taip, kad Šiaulių komanda laimi ir iškovoja 3 taškus, visas rungtynės besigrūmė ir progas švaistė abi komandos. Tiesa, vartininkai gelbėjo tam tikrose situacijose, bet 90 minutę per pridėtą laiką muša įvartį Dovydaitis, visi Šiauliai džiaugiasi. Ir dėja šios rungtynės nesibaigė taip paprastai. Dainavos fanai, ultra fanai įsivelia į muštines ar į provokacijas, bet atvyksta ir policija, yra suėmami asmenys, tai matysime galbūt spaudoje kažkokius tai pranešimus, kaip ten
kaip ten baigėsi situacija, o čia, sakykime, kad Mindaugas Čiapas išgirdo mūsų eilėraštį ir Šiauliai išsinešė čia pergalę. Tai sveikinimai Šiauliams. Panevėžys Transinvest. Rungtynių statistika. Kamuolio kontrolė labai panaši, bet smūgiai į vartų plotą 7-3 Panevėžio ir 10-6 Transinvest komandai. Na, pirmas kėlinys, sakyčiau, buvo gal toks apylygis žaidimas, turėjo progų ir tie, bet jau antrajame kėlinyje, na, man Transinvestas perėmė iniciatyvą ir atrodė tikrai gražiau. Aplamai pats visas žaidimas, pats galbūt noras žaisti su kamuoliu, bandyti kurti žaidimą, man labiau patiko iš Transinvest pusės. Tai 1-1 čia, labai įdomi dvikova, nes abi komandos turi po 7 taškus dabar ir yra pačioje apačioje, tai tos rungtynės galėjo vieną komandą kilstelti į viršų, bet dėja rungtynės pasibaigė lygiosiomis ir, na, toms komandoms reikia taškų ir joms po vieną tašką rinkti jau yra nebe taip ir gerai. Ir šiuose rungtynėse įvarčius muša Ignas Venskus, išėjęs po keitimo, kai Beneta gavo traumą, Remeikės gauna 4-ąją geltoną ir praleis sekančias rungtynes. Na, o Transinvest komandai įvartį pelno Gustas Jarusevičius. Po 11 metrų baudinio atremto smūgio jis dadeda kamuolį galingų smūgių ir rungtynės baigėsi 1-1. Hegelman Banga 2-2. Na ir ko gero man pačios įdomiausias rungtynės šiame ture. Daug įvarčių, daug momentų, daug dvikovos, daug gražių situacijų ir, na, Banga čia jau 3 minutę prigauna užmigusius Hegelman gynėjus ir įmuša įvartį. Tiesa, jie džiaugiasi neilgai, Upstas turi labai gerą momentą, pataiko į virpstą, na ir visai po kelių minučių Domantas Antanavičius, na, labai gražių įvarčių, tai į vartų kampą pataiko ir rezultatas 1-1. Na ir čia toliau seka daug įvairiausių situacijų, momentų ir Matas Ramanauskas 76 minutę labai gražių smūgių tiesiai į vartų kampą, labai ir smūgis pakankamai stiprus. Na tai Hegelman vartininkas neturi galimybių ir čia Banga įsiveržia į priekį. Ir jau atrodo, kad Banga tikrai išsineš taškus, nors tos likusios minutės jiems buvo be galo sunkios. Daug reikėjo atlaikyti spaudimų iš Hegelman pusės. Na ir ten jau beveik visi į aikštelę subėgė Hegelman žaidėjai. Smūgiuoja vieną kartą, atšoksta, antrą kartą nepavyksta Bangai niekaip išnešti kamulio. Na ir Figueredo, nežinau kaip, bet randa skylę ir pataiko į vartų kampą. Ir jei pažiūrėsit į laikrodį, buvo likę žaisti gal 10 sekundžių, tai neįtikėtinos rungtynės, įtampa iki pat galo ir Hegelman, sakykime, išsigelbė ir išsineša tašką, o Gargždų Bango žaidėjai krenta ant vėjos, susiėmė už galvos, na ir ne veltui, nes manau, kad jie paleido galimybę tikrai išsinešti 3 taškus. Tai komandos dalysi po 1 tašką. Paskutinė centrinė turo dvikova Vilniaus Žalgiris Telšių Džiugas 3-1. Vilniaus Žalgiris nugali Telšių Džiugą, tiesa, rungtynės nebuvo tokios lengvos, kaip atrodo, pažiūrėsi rezultatą, bet tikrai jaučiasi Kauno Žalgirio galia ir jėga. Tai kamuolio persvara 66-34, 17 smūgių į vartų plotą ir 17 smūgių ir 9 vartų plotą prieš Džiugo 4 ir 2. Na, tiesa, Džiugas iki pat įvarčio tikrai atrodė neblogai, gan disciplinuotai gynėsi. Laimėję kamuolį bandydavo rasti kontratakas, retkarčiais paspausdavo, na ir tas žaidimas tikrai atrodė labai simpatiškai ir Telšių Džiugas sugeba įmušti 29 minutę įvartį ir manau tas kėlinys priklausė Džiugui, nes taip, Žalgiris turėjo savų momentų, bet nebuvo gal tokio momentų pirmajam kėlinė, kad sakytume, kad Žalgiris tikrai turėjo pelnyti įvartį. Na, bet jau antrajame kėlinėje vaizdas apsiverčia ir kai pelno įvartį Nikola Petkovič, visiškai Džiugas sugriūna. Man atrodo, šiek tiek ir jėgų pritrūko. Tada dar vienas vėl perdavimas, ten Kuliničius bando išvalyti aikštelę, bet nesėkmingai įsimuša savo į vartus.
Na ir rungtynių jau pačioje pabaigoje Adamas Fofana po Bopesų perdavimo pelno įvartį 3-1. Na ir matome, kaip prie Žalgirį tu bandai žaisti taip pat atakuojantį futbolą, eiti į ataką, šiek tiek rizikuoti, palikti, duoti jiems daugiau erdvės. Na ir matome, kaip Žalgiris sugeba tai išnaudoti, labai kokybišką komandą. Na ir čia visiems tas kelias klausimas, ant kiek yra geras Telšių Džiugas, tai 60 minučių Telšių Džiugas tikrai buvo labai geras ir manau, prieš kitas komandas tikrai demonstruos labai gerą žaidimą, disciplinuotą, atakos pavojingai, kontratakos. Na, o Vilniaus Žalgiris tai yra klasė, tikrai aukšto lygio žaidėjai, matome, kaip susitvarkė situacijos, kai tik gavo erdvės, na, nepalieka šansų. Negali atsiverti prieš Žalgirį. Na, kai Žalgiris pirmie įsimuša, ko gero rungtynės jau turbūt yra paspręstos daugelį rungtynių, na, bet čia Telšiai sugebėjo įmušti pirmie ir dėl to, manau, buvo tokia intriga. Ir 60 minučių Telšių Džiugas buvo geras ir 30 minučių Vilniaus Žalgiris. Tai manau, kad čia Telšių Džiugo tikrai nereikia nurašyti po šių rungtynių, nes manau, kad jie yra labai kietas riešutėlis ir matysime, kaip jie kausis jau sekančiuose rungtynėse prieš Panevėžį esantį prieš paskutinėje vietoje. Na, pirmasis ratas prasisuko, sužaidėme visas 9 rungtynes. Pirmasis ratas įveiktas, 25% turnyro įveikta ir užmeskime akį į rezultatyviausius lygos lyderius. Tai Armandas Kučys su 5 įvarčiais, Davis Ikauniek su 4, Nikola Petkovič su 4, Enrique Devinsas su 3 ir Giedrius Matulevičius su 3. Na, Armandas Kučys, Kauno Žalgiris nėra aukščiausiai stovinti komanda, bet Kučys muša ne po vieną įvartį rungtynėse, tai manau talentingas žaidėjas. Ir kas neturi jo fantasy žaidime, tai manyčiau turėtų jį įsigyti. Davis Ikaunieks, nežinau kaip, bet Šiauliai sugeba surasti Ikauniką sugeba mušti tos įvarčius. Na, Nikola Petkovič, čia viskas aišku, kad vienas iš Žalgirio atstovų tikrai čia turi būti ir tai yra Nikola Petkovič. Enrique Devinsas, Transinvesto atakų užbaigėjas. Nežinau kaip, bet šis žaidėjas, man atrodo, turi uoslę, visas rungtynės, kiek teko stebėti, jis visada atsiranda ten, kur reikia, jam atšoka kamuolys, nusileidžia kamuolys ir, na, tiesa, išpildymas nėra toks geras, bet Enrique Devinsas turi uoslę, tai neblogas puolėjas, sakyčiau, ir Giedrius Matulevičius 3. Na, Giedrius Matulevičius turbūt turi vieną geriausių sezonų, nes jis yra ir tarp rezultatyvių perdavimų lyderis. Jis yra atlikęs netgi 4, tiek pat kiek ir Paulius Golubickas. Tada turime Gratą Sirgetą ir Joel Bopesu su 3 ir Artiom Bartolovskij su 2. Tai turime netgi 2, 3, 4, 5 Vilniaus Žalgirio atstovus lyderių lentelėje. Na, čia ir viską atsako, kad Žalgiris dabar yra pirmoje vietoje ir pradeda atsiplėšinėti nuo varžovų, nuo realių varžovų. Tai yra Kauno Žalgiris, Šiauliai, Panevėžys. Na, jiems jau bus sunku pavyti Žalgirį. Žalgiris tikrai neklys tiek daug kartų. Ir dabar jau Žalgiris turi nuo Hegelman 7 taškų persvarą, tai yra tikrai nemažas atstumas. Na, o kalbant apie Panevėžį, tai yra 22,7, tai yra jau 15 taškų persvara. Na, manau, kad gali būti, kad sezonas jau yra laimėtas Vilniaus Žalgirio. Na, dabar turbūt belieks aiškintis dėl europinių vietų, dėl 2 ir 3 vietos kitoms komandoms. Nes čia kol kas tikrai niekas nėra aišku. Na ir paskutinis dalykas, kurį mums beliko apžvelgti, tai yra turnyrinė lentelė. Štai taip komandos reikėjo iš čia: Vilniaus Žalgiris 22 taškai, Hegelman 15, Telšių Džiugas 15, Kauno Žalgiris 13, Dainava 12, Banga 11,
Šiauliai 10, Sūduva 9 ir Panevėžys ir Transinvest po 7. Paskutiniajame dabar turės sužaidę tarpusėje po lygiosiamis ir pasidalinę po tašką. Na ir pirmoji dvikova balandžio 23 dieną 7 val. Šiauliai Sūduva. Komandos stovi šalia viena kito, Šiauliai turi 10 taškų, Sūduva 9, na ir laukia labai įdomi dvikova. Čia matysime, kuri komanda yra stipresnė. Na, Šiauliai po paskutinių rungtynių teko matyti jo video iš Rūbinės po paskutinių laimėtų rungtynių. Na ir atrodo, Šiaulių Rūbinė, na, sustiprėjusi, visi laimingi, visi, na, atrodo, gyja Šiauliai ir matysime, kaip seksis jiems šiose rungtynės. Antroji dvikova Panevėžys Džiugas. Na ir čia laukia dar kartą labai įdomus mačas. Pirmoji dvikova pasibaigė 0-0 Telšiuose. Šį kartą išvyka į Panevėžį žais ant natūralios dangos. Tai labai įdomi dvikova. Panevėžys turi 7 taškus, Telšių Džiugas 15. Na, prieš sezoną turbūt visi būtų sakę, kad šios komandos turėtų stovėti atvirkščiai, bet yra taip, kaip yra. Telšių Džiugas demonstruoja raumenį šį sezoną, na, o Panevėžys kol kas boksuoja. Na ir matysime, ar Panevėžys boksuos toliau, ar Telšiai rodys raumenis. Tai labai įdomus mačas. 24 dieną Transinvest Hegelman. Na ir kuo ypatinga ši dvikova, kad Hegelman yra antroje vietoje, demonstruoja tikrai neblogą žaidimą, o Transinvest atrodo, kad tik dabar atsigaudinėja. Na ir matome, kad Hegelman suklupo prieš Bangą, gali būti, kad suklups ir čia. O atvirkštiniu būdu, jeigu rungtynės įvyks ir Transinvestas pralaimės šias rungtynės, tai jiems čia gali būti jau gan rimta duobelė. Tiesa, labai priklausys nuo Panevėžio, kaip Panevėžys sužais prieš Džiugą, na, bet čia bus įdomi dvikova taip pat. Kauno Žalgiris Banga 24 dieną 19:00. Na ir ar Nerijui Mačiuliui pavyks laimėti 4 kartą? Kaip sakoma, varžovas nėra pats stipriausias, ne Vilniaus Žalgiris, ne Hegelman, bet Banga. Matome, kaip Banga demonstruoja tikrai. Man tai simpatiška futbolą, tikrai labai greit išeina į tranzicijas, atakuoja, stengiasi ir sužais su tuo kamuoliu. Na, įdomi komanda ir Kauno Žalgiris kol kas, sakykime, su Neriju Mačiuliu eina sėkmės faktorių. Matysim, kiek juos ta sėkmė lėdės. Na, tikiuosi čia geros dvikovos. Na ir paskutinės turo rungtynės 24 dieną 8 val. Vilniaus Žalgiris Dainava. Na, čia laukia Dainavos sunkios rungtynės. Pirmasis rungtynės jie pralaimėjo 4-1. Dabar rungtynės išvykoje pas Žalgirį. Tai laukia labai sunki dvikova. Matėme, kaip sunkiai buvo Telšių Džiugui. Tai Dainava galbūt yra daug antresnė komanda, galbūt ilgiau stovės ir gilesnėme bloke, bet matysime. Tikėkime, kad Dainava gali įkasti Vilniaus Žalgiriui. Tai tiek po šio 9 turo. Pirmasis ratas uždarytas. Na ir susitiksime visai netrukus, nes sekantis 10 turas jau rytoj. Iki. Larry, what the hell are you doing? Larry! Larry, you can't just... Oh, Larry! Oh, are you all right? How dare... Larry!